Infekcinių ligų profilis, tarkim, prieškario Lietuva ir dabar. Europai buvę ir vietinės maliarijos atveju, šiltėjant klimatui artėja tos tropinės lygos. Lygtai čia jau ir suvaldytos hepatitų problema. Gali būti atsirasti ir kitų, ir riketiozių, kurias gali pernešti erkės. Dabar jau mes kalbam apie priešvėžinės vakcinas. Labai skauda galva, pykina, vemia arba sutrinka eisena, nebeišstovi. Kadangi čia perneša tie uodai, kurie veisiasi urbanizuotose vietose, ta priemonė buvo sukurta kažkada tai JAV kariuomeniai. Labadiena, šiandien Vilnelės klinikų sveikatos virtuvėje kalbame su profesorė Ligita Jančoriene. Kalbėsime apie infekcinės ligas. Sveiki, Ligita. Labą dieną. Iš tikrųjų, jūs esate infekcinių ligų gurų, sakyčiau, Lietuvoje ir galite tikrai daug papasakoti. Man labai įdomus klausimas. Jį užduodu visiems kalbinamiems gydytojams. Kaip pasirinkote mediciną? Kas lėmė, kad jūs nusprendėte tapti gydytoją ir galiausiai infekcinių ligų gydytoją? Oi, Vito, tai man turbūt nebuvo labai sunku pasirinkti mediciną, kadangi visą laiką gyvenau apsupta medikų, tai jau mano dukra yra 4. karta mūsų šeimoje, tai mano abu seneliai buvo gydytojai ir dėja senelis 44 metais važiuodamas pas ligonį žuvo, buvo Šakių ligoninės vyrgydytojas ir močiutė odontologė liko jau viena, bet mama taip pat baigė mediciną, bet dirbo psichiatrijoje. Aš šiaip baigiau gastroenterologijos rezidentūrą, vėliau pradėjau dirbti infekcinių ligų gydytojų, o dukra radiologė, taip kad labai įdomiai net ir specialybės labai skiriasi, bet iš tikrųjų augau aplinkoje tarp labai daug medicininių knygų, kurias senelis buvo sukaupęs didžiulę biblioteką ir visą laiką buvo šalia odontologo tokia stiklinė instrumentų spinta, kur visą laiką būdavo įdomu pažiūrėti, tos pačiupinėti, kvapas toks specifinis būdavo, o jau pati, kai augau Vilniui, kadangi tais laikais dar nebuvo privačios medicinos, o žmonės ypatingai, kam reikėjo psichiatro konsultacijos, labai norėdavo tam tikro konfidencialumo, tai norom, nenorom taip gaudavosi, kad pas mamą prašydavosi labai daug žmonių ateiti pakonsultuoti taip, sakykime, konfidencialiai, tai tais laikais mes tam bute su tėveliu dažnai būdavom virtuvėje, laukdavom, kol mama pakonsultuos ir tai buvo tokia normali gyvenimo dalis. Tai tiesiog aš kažkaip ir neturėjau kitų pasirinkimų, man taip atrodė, kad čia kito kelio ir negali būti. Tik medicina. Taip. Na gerai, tai nerkime infekcinės ligas, tai kokiosgi dažniausios infekcinės ligos Lietuvoje ir kokios labiausiai jums keliančios susirūpinimą? Šiaip turbūt, kad kaip mes ir studentam tokiai įvadiniai paskaitoj pristatom, paprastai klausiam, kokiegi dažniausia susirgimų grupė žmonių reiškia pasaulyje. Tai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje vis tiek tos pačios taisyklės, tai yra kvėpavimo takų infekcijos. Tai yra dažniausiai pasitaikančios praktiškai, jeigu tai pažiūrėti statistiką, kai Lietuvoje paskaičiuoja, tai galima sakyti, kad maždaug 95% visų registruojamų infekcinių ligų yra kvėpavimo takų infekcijos. Tiek virusinės, tiek bakterinės, tiek viršutinių, tiek apatinių kvėpavimo takų. Toliau antroji vietoj būtų žarnyno infekcijos, jos sudaro, sakykime, 5% ten ar netgi truputį mažiau. Ir tada jau tik tai likusieji keli procentai yra visos likusios ligos, įskaitant lytiškai plintančias, įskaitant virusinius hepatitus, erkių pernešamas ligas, tuberkuliozę, kuri atskirai ir taip toliau. Tai norom, nenorom vis tiek kvėpavimo takų infekcijos dažniausios ir turbūt vidutiniškai kiekvienas žmogus per metus patiria. Toks yra paskaičiavimas iki 2 epizodų kvėpavimo takų infekcijų, bet be abejo gali būti daugiau, gali būti mažiau, bet toks yra paskaičiuotas vidurkis. O kaip pasikeitė tas infekcinių ligų profilis, sakysim, per paskutinį 100-metį? Kaip jums atrodytų, tarkim, prieškario Lietuva, nepriklausoma Respublika pirmoji ir dabar? Kaip yra pasikeitimai įvykę? Kas pasikeitė? Taip galvočiau, yra tokių, sakykime, netgi yra Europai buvę ir vietinės maliarijos atveju kažkada tai senai ir po to tiesiog, reiškia, nebeliko tų pernešėjų ir mes neturim kai kurių ligų, bet kaip dabar žinom, šiltėjant klimatui artėja tos tropinės ligos, pavyzdžiui, didėja erkių populiacija, dabar tos erkės, aišku, perneša mūsų tradicinės erkinio encefalito virusą, ten Laimo boreliozę, bet ateityje tai gali būti atsirasti ir kitų, ir riketiozių, kurias gali pernešti erkės ir kitų tropinių ligų. Bet manau, kad tas pobūdis infekcinių ligų pačios lygos, tai gal ko gero buvo
pasiskirstimas panašus, tik tiek, kad aišku išgyvenamumas buvo žymiai mažesnis. Tai dabar šiuolaikinė medicina, farmacija iš tikrųjų tikrai labai prailgina žmonių gyvenimą ir sąskaita to, kad yra ir vidaus lygos gydomos moderniais efektyviais vaistais, bet ir infekciniam lygom. Aišku, kad yra nuo to, kai buvo atrastas penicilinas ir išaugo didžiulė karta antibiotikų, tai vienas dalykas, kas padėjo gydyti ligas, bet kitas labai svarbus dalykas, tai aišku vakcinos ir profilaktika, kuri irgi taip pat turbūt įgavo pagreitį nuo kokių 80 metų, 2000-aisiais mes jau turėjom didžiulę paletę vakcinų ir tos vakcinų tas procesas nesibaigė ir dabar jau mes kalbam apie priešvėžinės vakcinas, tai yra išeina iš infekcinių ligų profilaktikos ribų, tai vat turbūt tiesiog tik tai pačių ligų valdymas iš esmės pasikeitė. Galima sakyti, kad vos ne kiekvienais metais yra nustatoma kokia nors nauja infekcinė liga, tai dažniausiai būna įvairių virusų atmainos, kaip žinom, tas pats ir su koronavirusu atsitiko, buvo tradiciškai mūsų nosiaryklės paletėje buvo 3 koronavirusai, kuriuos tirdavom kartu kaip ir visus kitus tradicinius virusus, kai žmogus atvykdavo su kvėpavimo takų infekcija ir nebūdavo gripo arba ten, sakykime, tokių žinomų infekcijų, respiracinio sincitinio viruso. Tai mutavo koronavirusas, dažniausiai tos mutacijos įvyksta gyvūnų pasaulyje ir atsirado dar vienas naujas SARS-CoV-2, kurio nebuvo mūsų paletėje. Bet anksčiau tai labai panašus scenarius būdavo su gripu. Kiekvienais metais mes turėdavom šiek tiek besikeičiantį gripo virusą, cirkuliuojant tai A, tai B gripas, o laiks nuo laiko įvyksta tos pandemijos, kai ateina naujadaras, gali būti ten tiesiog genomo fragmentų pasikeitimas ir tada jau mes visi kaip, nuogi prieš tą infekciją neturim imuniteto ir dėl to pandemijų metu, aišku, žinom jau, kaip tai atrodo ir didelė dalis populiacijos susiduria persirga. Paminėjote vakcinas. Iš tikrųjų, nežinau, kaip paprastai visuomeniai pasakyti, kas tai yra ta vakcina? Vakcina tai yra tiesiog galimybė organizmui susipažinti su tam tikru virusu ar bakterijos antigenu, su tam tikra dalele, prieš kurią pasigaminę antikūniai vėliau saugo, kai į organizmą patenka jau visas virusas arba visa bakterija natūraliai iš aplinkos. Tai taip, kad organizmas yra paruošiamas gynybai, bet paruošiamas specifiškai prieš konkretų sukėlėją. Negalim sakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes paskiepijom nuo hepatito A, tai jis apsaugos tą vakciną ir nuo B, ir nuo C, ir nuo delta ir taip toliau. Ne, tik konkrečiai prieš tą infekciją, nuo kurios mes skiepijamės. Bet jau, kaip žinom, dabar vakcinos gali būti kombinuotos, gali būti, kaip sakykime, pneumokokas turi 20 skirtingų pneumokokų, reiškia, tam tikrų polisacharidinių baltymų paimta ir pagaminta vakcina, tai saugo nuo pneumokoko, bet 20 skirtingų padermių. Tai yra tokio pobūdžio vakcinos, yra vakcinos, kur konkrečiai tik prieš vieną konkretų sukėlėją. Taip pasiruošia organizmas tai gynybai. Aišku, kad gyvos vakcinos būtų pačios efektyviausios, bet ne visais atvejais įmanoma pagaminti gyvą vakciną. Gyvos vakcinos dažniausiai yra prieš virusus, kurios mes savo, reiškia, turim arsenale. Vienintelė gyva prieš bakterinė vakcina tai yra tik tai tuberkuliozės BCG, bet jinai tokio riboto naudojimo, tik tai naujagimiam tinka, apsaugo nuo labai sunkios tuberkuliozės rizikos. Tenka kartais gaminti kitais būdais, ne gyvas, bet panaudoti tam tikrus virusų arba bakterijų fragmentus ir tokiu būdu mes gaunam vakciną, kuri tikrai yra saugi, nesukelia jokios rizikos žmogui, tačiau reikia keletos vakcinos dozių tam, kad imunitetas susidarytų ir dar po to jį palaikyti. Imunitetas, paminėjote tokį raktinį žodį. Kas tai yra per dalykas? Žmonės kartais sako, aš stiprinsiu imunitetą. Bet iš tikrųjų, kodėl vakcinos yra labai svarbios to imuniteto stiprinime, nes atrodo keista, kažkoks sukurtas produktas gali sustiprinti imunitetą, negu, sakysim, grynas oras, ten, sakysim, sveika mityba. Galit pasakyti keletą žodžių kaip nors žmonėm apie tai, kodėl tai gali būti naudinga ir kaip tas imunitetas mūsų čia gali būti geresnis? Šiaip iš tikrųjų, kai žmonės kartais paklausia, kaip aš čia galiu stiprinti imunitetą, tai labai pritariu Vytautai tai frazei, kad sakau, geras maistas, pilnavertis poilsis, miegas pakankamas, kažkoks tai streso išvengimas, tai va čia yra geriausiai imunostimuliatoriai. Tikrai nėra vaistų, kurie galėtų imunitetą kaip nors veikti ar stiprinti, yra vaistai, kurie gali imunitetą slopinti. Tai va tas, kuris tikrai netekęs imuniteto, tai dažniausiai žmogus arba kuris serga
liga, kuri tiesiog slopina imunitetą. Tai yra visokios įvairios vėžinės lygos, tai yra živ infekcija, tai yra hemodializės procedūros, sakykime, arba tai yra vaistai, kuriuos gauna. Tai lygiai taip pat irgi priešvėžiniai vaistai, chemoterapijos, biologinės terapijos. Tai va, tai tie žmonės tikrai yra netekę imuniteto ir tada ten jau yra tikrai daug problemų su jų sveikatos išsaugojimu. O visais kitais atvejais tai vat, imunitetas kaip tik įgyjamas būtent natūraliai. Bet kalbant apie vakcinas, tai vakcinos sukuria specifinį imunitetą, tai ne tokį bendrą. Mes žinom, kad, pavyzdžiui, mūsų ten nosiaryklės gleivinė, mūsų skrandžio rūgštingumas ir reiškia odos vientisa danga, tai irgi yra savotiškas įgytas imunitetas, kuris saugo, kad tos infekcijos, kurios yra aplink mus, jos tiesiog mus kiekvieną dieną tikrai nežeidžia, nežiūrint to, kad mes visur čia aplinkoje turim daug sąlyčio su įvairiom bakterijom ir virusais. O vakcinos sukuria specifinį imunitetą prieš konkretų sukėlėją arba sukėlėjų grupę ir tie antikūniai, kurie susidaro, dažniausiai jie išlieka ilgai arba reikia juos kartais sustiprinti, palaikyti ir tada mes turim tą apsaugą prieš konkrečią infekciją, bet lygiai taip pat antikūniai susidaro ir po natūralios lygos. Ne visos lygos sukelia imunitetą, pavyzdžiui, žinom, yra parazitinių lygų grupė, kur dažniausiai jos labai menkai imunogeniškos ir žmogus persirgė, sakykime, kokią askaridozę, jis imuniteto prieš askaridės neįgauna, nes taip tiesiog susiklosto, bet yra tokių lygų, po kurių persirgus, pavyzdžiui, erkinio encefalitų persirgus jau lieka stabilus ilgalaikis imunitetas, iš esmės labai panašus toks, koks susikuria po vakcinacijos, pilnavertės tos vakcinacijos schemos. Vis minim erkės, tai Lietuvoje aktuali tema ir aktuali dėl daugelio priežasčių. Vienas dalykas, čia tų erkių daug gyvena, čia tos erkės užkrėstos. Na ir žmonės net taip jau mėgsta skiepytis ir neteikia gal tiek daug reikšmės. Tenka netgi susidurti kaip gydytojui su žmonėm, kurie nuolat dirba gamtoje, pavyzdžiui, gyrininkai, kurie sako, oi, mane 20 kartų erkė įkando čia per praėjusius metus ir nieko man neatsitiko. Tai visgi, kaip jums atrodo, kalbant apie erkių pernešamas ir platinamas ligas, kur čia mūsų gal klaidos ir ką mes turėtumėm daryti? Turbūt, vienas dalykas, kad reikia skleisti žinią. Aš dažnai sakau, ten, kur aš dirbu gydytoju, tai pas mane ateina pacientai dėl įvairių priežasčių, bet visą laiką, ką be konsultuočiau, vis paklausiu, ar jūs tikrai pasiskiepėjęs nuo erkinio encefalito, ypatingai vasaros metu, kadangi nesvarbu, nei kokio tu amžiaus, nei kokiom tu lygom sergi, ar tu visiškai sveikas ir sportininkas, ir ar tu ten kitaip kažkaip tai gyveni, visiems vienodai rizika sirgti sunkiai. Tai aišku, kad mūsų geografiniam regione mes tikrai turim didelę erkių populiaciją ir dalis tų erkių iš tikrųjų yra infekuotos, kadangi žiemos šiltos, erkės išgyvena ir dėl to jos ne tik, kad pačios išgyvena, bet ir specifinį apvalkalą turintys kiaušinėliai erkių išgyvena šiltas žiemas ir dėl to erkės gali perduoti infekciją per kiaušinius transovariniu keliu ir ta populiacija infekuotų erkių plečiasi, todėl mums visiems rizika taip pat didėja ir galima sakyti, kad Lietuva priskirtina prie vienos iš didžiausio endemiškumą erkinio encefalito turinčių šalių. Baltijos šalis iš esmės dar šiek tiek ten į rytus, į Rusiją nukrypsta, bet tai yra didžiausio endemiškumo šalis ir mums tikrai yra didelė rizika užsikrėsti. Todėl, aš taip sakyčiau, kad net tokia vidinės kultūros dalis žmogaus, jeigu jis gyvena šalyje, kur labai aišku, kokia yra viena iš didelių rizikų ir nuo jos yra galimybė apsisaugoti, tai be abejo vakcinacija turėtų būti kaip prioritetas žmonėm gyvenantiem Lietuvoje. Kitas dalykas, girdžiu tokį argumentą iš pacientų, sako, oi taip, tai aš vaikus tai paskiepijau, o aš jau savo tai jau ne. Tai bet aš kaip tik ir pasakau, kad dažniausiai tai tikrai sunkiai serga ta grupė darbingo amžiaus žmonių ir dažnai jie lieka invalidizuoti iš tiesų ir sakau, tai vaikai netgi lengviau dažnai persirga ir galbūt netokios pasiekmes, nors dabar jau tyrimai rodo, kad ir vaikai persirgę erkinio encefalitų vėliau, jiems yra tam tikrų pasiekmių dėl jų, ten, sakykime, gebėjimo mokytis, dėl vystymos ir taip toliau, bet suaugęs žmogus lieka invalidų ir tada vaikai maitintojo nebeturi arba nepilnavertis tas maitintojas. Tai dėl to tas toks svarstymas, kad paskiepysiu vaiką, bet aš savo jau nepataupysiu, tai turbūt nėra labai pagrįstas ir nelogiškas. Ir vien tai, kad, pavyzdžiui, jeigu jau Lietuvoje valstybė pasirinko, kad jau bent vieną amžiaus kohortą paskiepyti nemokamai, čia ne dėl to, kad reikalinga vakcina tik 50-55 metų amžiaus žmonėms, bet dėl to, kad valstybė tiek lėšų negali skirti, kad skiepyti, tai manau, kad ateityje tas amžiaus cenzas stumsis. Tai stumsis greičiausiai jaunesnė pusė ir apims galbūt dar kokį 10 metų
sakykime, žmonių grupė. Tas labai svarbu, kad tas rodo, kad valstybė irgi taip pat vertina ir supranta, kad tai yra didžiulė rizika ir pasiekmes. Ir tikrai, kai, sakykime, mes skyriui matom, kaip pakliūna su erkinio encefalitu, sakykime, darbingo amžiaus žmogus, kuris iš vakaro dar ten laukus arė ir dar, reiškia, buvo visiškai fiziškai aktyvus. Ir kai yra encefalitas tiek pažeidžia negrįžtamai nervų sistemą, kad žmogus lieka tiesiog gulėti lovų ir slaugomas, tai niekaip negali aplinkiniai suprasti šitos būklės. Tai dėl to manau, kad tikrai nereikia rizikuoti ir žinoti. Kita problema yra Laimo boreliozė, tai gal dabar šiek tiek mes turim tam tikrų tokių hiperdiagnostikos problemų, kadangi yra serologinė diagnostika nestandartizuota ir vertinimas tų tyrimų turėtų būti labai, toks, sakykime, kritiškas, atsargus, labai turi būti asocijuotas su tipiška klinika, bet vis tiek mes be abejo turim migruojančios raudonės, tikros Laimo boreliozės atvejų nemažai Lietuvoje. Vienintelis tik tai pliusas, kalbant apie Laimo boreliozę, kad yra gydymas antibakterinis, o erkiniam encefalitui nėra jokio specifinio gydymo, gydymas yra dėja tik simptominis ir tada tu žmogui gali padėti tik tiek, kiek gali, jokio galimybės išgydyti jo kaip nors jam, ypač esant sunkiai formai encefalomielitui, kur pažeista ir centrinė nervų sistema, ir periferinė nervų sistema, tai gali nebūti jokių galimybių. Todėl vakcina tikrai būtų labai pasirinkimas. Laimo lygai kol kas vakcinos nėra, viena vakcina buvo registruota kažkada tai Jungtinėse valstijose apie 2000 metus panašiai, po to jinai buvo išimta iš rinkos, o dabar žinau, kad Pfizerio portfelyje tikrai yra Laimo boreliozės vakcina, ilgai trunka tie klinikiniai tyrimai, jie tikisi, kad galbūt jinai bus registruota 26 metais. Tai gal ir turėsim vakciną, bet šiai dienai neturim. O tada, jeigu sugrįžtumėm prie šitų dviejų ligų diagnostikos truputėlį, gal sakysim pacientui čia būtų labai svarbu pasakyti, kada jis turėtų įtarti savo erkinį encefalitą? Čia turbūt reiktų pradėti nuo to, kad jeigu žmogus iš tikrųjų matė erkę, tikrai ne visi mato, kurie susirga, tai dėl to yra tada kitas scenarius, bet jeigu jau erkę matė, ją pašalino, jeigu jisai žino, kad jis yra neskiepytas nuo erkinio encefalito, tai tokiu atveju inkubacijos periodas dažniausiai nebūna ilgesnis kaip 3 savaitės. Tai per tas 3 savaitės jis kaip ir turėtų atkreipti dėmesį, jeigu jam pakiltų temperatūra, jeigu pasikeistų jo savijauta iš esmės, tai būtų ženklas, kad reiktų jau pasirodyti gydytojui, ypatingai sukarščiavimas, nes erkinio encefalito klinikai būdinga tokia dvibangė eiga. Pirma banga tai yra grinai temperatūros pakilimas ir dažnai nelydimas jokių kitų simptomų. Galvoja, gal čia uždegimas? Jo, galvoja, gal nors tik tiek, kad tai yra vasara, tai dėl to galbūt, sakykime, mažiau tų kvėpavimo tokių infekcijų, bet taip asocijuoja su peršalimu. Ir tas temperatūros pakilimas trunka keletą dienų, kartais savaitę, po to būna pagerėjimas ir tada jau prasideda antra banga, kuri jau būna su neurologinė simptomatika, žmogui nepaprastai skauda galva. Po kiek laiko? Jam dažniausiai po kokios savaitės tokio pagerėjimo laikotarpio pakyla temperatūra, febrili, gali būti ir labai aukšta ir labai skauda galva, pykina, vemia arba sutrinka eisena, nebeišstovi, ta prasme negali paeiti, tiesiog turi prisilaikyti ir kiti neurologiniai simptomai, tai tada, aišku, be abejo, jau turi tikrai kreiptis į gydymo įstaigą, nes jau reikia bent jau ir to simptominio gydymo. Tas periodas rizikingiausias yra maždaug 3 savaitės, kada žmogus turi savo būklę vertinti. Kitas dalykas, kad žmogus gali būti pasiskiepęs ir tada jam aišku, kad yra ramu, bet lieka dar Laimo boreliozės rizika. Tai boreliozė kaip ir vis tiek pagal tas borelijas, kurios yra paplitę mūsų geografiniam regione, o paplitę borelija abzeli, borelija garini, kurios visgi didžiausią dalį apie 90% atvejų sukelia migruojančią raudonę. Tai turi pastebėti tą vietą, kur buvo įsisiurbus erkė ir jeigu ten po 5-7 dienų ar 2 savaičių ar kartais po mėnesio pradeda matyti besiplečiantį paraudimą, tai tikrai galėtų būti boreliozės rizika, geriausiai būtų nufotografuoti, dar kartais siūlom žmogui apibrėžkite tą taškelį, kurį matot ir jeigu po paros jau paraudimas jau išeina iš to apibrėžimo ribų, tai reiškia, kad tikrai greičiausiai jau migruoja borelija. Tik tiek, kad kartais žmonės labai jautriai sureaguoja į patį įsisegimo faktą. Tai jeigu po įsisegimo iškart, kai įsisegė erkė ir ją pašalino, žmogui niežti, parausta, patinsta ta vieta, tai yra kaip alerginė reakcija į erkės arba į kito vabzdžio įkandimą, o jau migruojanti raudonė pasireiškia bent jau po 5-7 dienų inkubacinio periodo. Na tai va, tai toks požymis jau galėtų leisti pagalvoti. Retesnės formos yra neuroboreliozė dažniausiai ir tai vis tiek pasireiškia per maks 2 mėnesius po erkės
įsisiurbimo ir tai gali būti, kaip mes vadinam, vasaros radikulitas. Taiga užeina labai stiprus nugaros skausmai, radijuoja į koją, ypatingai naktį tas pasireiškia, ten pečių juostos, sakykime, gali būti raumenų silpnumas, arba kartais gali būti veidinio nervo neuritas, kada vieną rytą žmogus pastebi, kad pakito veido mimika, viena pusė prarado mimiką veido, tai yra tokie požymiai neuroboreliozės, tai irgi jau tada reiktų kreiptis į gydytoją ir būtų skiriami antibakteriniai vaistai. Ir paprastai atsakas į gydymą labai geras. Tie antibiotikai, kuriuos naudojam, jie yra efektyvūs, atsparumas nėra nustatytas borelijų, todėl jeigu iš tikrųjų tai boreliozė, tai atsakas yra geras, bet aišku, susidurėm su tokiu precedentu, kad daug žmonių įvairiausius negalavimus jie asocijuoja su borelioze, kadangi būna padaryti serologiniai tyrimai, kurie kartais būna tokie ribiniai, sukelia nerimo ir bet koks nuovargio pojūtis, galvos skausmas, ten dar kokie nors kiti simptomai yra tarsi dedami ant to vieno kurpaliaus, tai tenka ilgai su žmogum diskutuoti, aiškinti, kad visgi tai netitinka boreliozės klinikos. Tai galima sakyti, kad 90% atvejų migruojanti raudonė bus. Taip. Ir turbūt visiems yra įdomu, kas ta migruojanti raudonė, reiktų papasakoti, ar tiesa, kad tai bėrimas turi būti didesnis kaip 5 cm diametro, kaip galėtumėt apibūdinti, kad žmonės nesupainiotų su kažkokiu kitu paraudimu, nes tikrai, kaip jūs sakėt, dažnai įkandus vabzdžiui kažkoks paraudimas ir sako, man yra Laimo liga. Taip, ne. Iš karto tikrai negali būti Laimo liga, nes kai erkė įsisiurbia, tai iš tikrųjų patenka labai mažas kiekis borelijų ir jom reikia laiko, kad jos ten pasidaugintų ir kadangi borelija pati yra spirocheta, tokia spiralinė bakterija, kaip įsivaizduotumėm, tai po kiek laiko, kai jau pasidaugina, pradeda koncentriškai tai savo spiraliniais judesiais migruoti po odą ir dėl to sukelia tą tokią odos reakciją. Netgi tada, kada jau žmogus pasveiksta ir ta migruojanti raudonė išnyksta, tai gali likti tam tikras pigmentacijos sutrikimas, kadangi tiesiog paodį paliktas tam tikras toks poveikis, kol ta oda pilnai regeneruoja, atsistato. Tai čia yra, reiškia, pačios borelijos poveikis, bet sumaišyti turbūt nėra taip labai lengva, kadangi turbūt nereikia tikėtis, kad ta raudonė turi būti būtinai apvali, būtinai kažkokia standartizuota, nes labai skirtingos yra lokalizacijos. Gali įsisiurbti į kirkšnį, gali įsisiurbti po krūtim, gali įsisiurbti už ausies ir tada tos, reiškia, pačios raudonės formos gali būti labai skirtingos ir pailga ir apvali ir nebūtinai ten kažkoks centimetrų, reiškia, išmatavimai turi atitikti, bet tiesiog besiplečiantis paraudimas nuo kažkokio nežymaus iki vis plintantis ir ypatingai kraštelis, tas kantas toksai būna ryškesnis, kai žmogus, pavyzdžiui, sušyla, ten po kokiu šiltų dušų maudosi, tada išryškėja tas kantas. Tai galėtų leisti pagalvoti. Čia, aišku, reiktų atkreipti dėmesį, kad tikrai pagal dabartinius skaičiavimus 50% žmonių nematė erkės, kai jie pamato raudonę. Nes ta erkė gali būti, pavyzdžiui, jauna forma, lerva, kuri praktiškai tik tai prisisiurbus kraujo tampa matoma, bet jinai pati atsikabina ir tikrai žmogus gali būti tokia vieta, kuris įsiurbė, kur žmogus pastoviai nemato, gal taip, sakykime, į kokį užpakalinį šlaunies paviršių ten ar dar kažkur tai, kur nepatogu pamatyti, nebent kažkas kitas pastebėtų. Ta raudonė gali pradėti rastis visiškai nežinant, kad tau buvo įsisiurbus erkė ir toks besiplečiantis paraudimas, jis turėtų jau sukelti susirūpinimą, tai geriausia yra fotografuoti. Tikrai vasarą daug nuotraukų gaunu iš įvairių, taip sakant, klausėjų, pasiteirauti, ar čia panašu ar nepanašu ir tada galima būtų nutarti ir įsiaiškinus dar tą anamnezę šiokią tokią. Aišku, kad tas labai svarbu, kad tai būtų visgi sezono metu. Jeigu žmogus tyrinėja kažkokį tai odos pokytį ten gilę žiemą gruodžio mėnesį, tai be abejo tas jau tikrai turėtų sukelti abejonę. O dažniausiai būna nepanašu? Būna kartais panašu, būna, sakykime, kai kurios grybelinės odos infekcijos gali atrodyti panašiai irgi taip pat tam tikrose lokalizacijos, ypatingai aplink kirkšnius, pavyzdžiui, tokios būna, kur tikrai gali kartais sumaišyti, net ir dermatologai būna tariamės, tai irgi ne visą laiką, sakykime, taip lengvai pasako, į ką jiem panašu. Tai diferencijuoti reikia, ypatingai labai retai pasitaiko boreliozė, kur būtų kelios dėmės. Iš tikrųjų yra prašoma ta daugybinė migruojanti eritema, bet tai nėra dažna, tai tikrai yra vos keletas procentų. Bet yra kitų ligų, kurios gali atrodyti panašiai. Tai čia jau toj vietoj ta diferenciacija, sakykime, reikalinga. O galima apsisaugoti nuo erkės įkandimo? Aš suprantu, kad galima pasiskiepyti, kad nesusirgti, bet ar galim ką nors padaryti, kad mažiau mūsų jos čia kandžiotų?
Yra tos tokios bendros priemonės, kaip siūlo, kad einant į mišką, ten užsidėti ilgas kelnes, reikia ilgom rankovėm, įsivilkti drabužį, kad tas sumažintų tiesiog ekspoziciją, bet erkėm yra būdinga tai, kad jos gali pakliūti ant odos ir jos pakankamai ilgai ant žmogaus arba ant gyvūno kūno, kadangi pagrindinis šaltinis jų maitinimosi tai yra tikrai ne žmogus, o gyvūnai, tai jos ilgai migruoja ir labai ilgai ieško tinkamos minkštos odos, todėl gali būti taip, kad kirkšnys ta vieta arba ten kitos vietos, tai ilgą laiką jinai migruoja, nėra taip lengvai nubraukiama ir netgi nuo drabužių gali patekti ant odos ir ne visą laiką lengva tom paprastom priemonėm apsisaugoti. Toliau yra repelentai, kurie gali būti vartojami. Aišku, repelentai pagrindinai buvo sukurti apsisaugoti nuo moskitų, nuo odų, kurie maliariją perneša, ar ten kai kurias kitas, reiškia, infekcijas, tai veikia repelentai ir erkės, bet ir tai gali būti nepakankamai, kadangi repelento poveikis yra tam tikrą laiką, po to galima jį nubraukti su rūbais, gali jisai nuprakaituoti, sakykime, jeigu labai drėgna oda ir taip toliau, tai galima tas priemonės naudoti, medžiotojai labai naudoja, sakykime, tas repelentus, kurie turi dietiltoluamidą, tą dytą vadinamą, kuris iš vis ta priemonė buvo sukurta kažkada tai JAV kariuomeniai, kadangi jie dalyvauja misijose įvairiuose karštuose kraštuose ir ten dažniausiai būna tos tropinės lygos, tai jiems buvo sukurtos priemonės, tai jie dažniausiai dėvi medvilninius drabužius, tai tas dytas didelės koncentracijos jų negadina, bet yra žinoma, kad gali ten kokią laikrodžio dirželį sugadinti, gali sagą ištripdyti, reiškia, kad ant tiek stipri ta priemonė yra, bet nėra įrodyta, kad žmogui odai kažkokią riziką sukeltų. Tai va, tai mūsų medžiotojai kartais juokauja, kad kai jie ilgai ten, sakykime, laukia savo laimikio ir laiko su tom bensu arba su tuo, reiškia, repelentu išteptas rankas ant šautuvo buožės, tai lakas tirpsta. Tai žodžiu, kad tokia priemonė, kuri kartais gali, reiškia, net paveikti. Bet be abejo, kad nuo, reiškia, uodų įkandimų arba nuo erkių įkandimų atbaido. Tai va, yra dar viena priemonė, yra kai kurios infekcinės lygos turi poekspozicinę profilaktiką. Tai kai kuriuom ta schema, sakykime, arba ta rekomendacija yra labai tvirtai pagrįsta, kaip, sakykime, B hepatitų, jeigu susižeidė žmogus, tai galim paskiepyti ir tas yra tikrai įrodyta. Tai, pavyzdžiui, su Laimo borelioze negaliu pasakyti, kad šaltiniai tą pilnai patvirtina, bet yra ir kai kuriuose vadovėliuose ar šaltiniuose galim rasti, kad, pavyzdžiui, po erkės pašalinimo išgerus 2 tabletės doksациklino, tai būtų poekspozicinis efektas. 200 mg. Taip, jo, 200 mg. Taip. Na, puiku, gal palikim tas nelabas erkės kur nors šone ir pakalbėkim apie kitas infekcinės ligas. Ir vasara toks laikas, kada daug žmonės keliauja, yra keliautojų lygos įvairios, keliautojų infekcijos. Kas mums aktualu Lietuvai būtų? Ką jūs pastebėt kaip profesionalė, kaip profesorė ir vadovė? Ką jūs matote, ką lietuviai atsiveža? Turbūt, kad irgi su keliautojais galėtų būti panašiai taip, kad kvėpavimo takų infekcijos būtų dažniausios, bet aišku, jos labai sezoniškos. Ir priklauso, kur keliauja. Aišku, jeigu žmogus dabar, kai pas mus vasarą nukeliautų į pietų pusrutulį, tai jis galėtų pakliūti į gripo, reiškia, periodą ir tada būtų tikrai gripo rizika. Bet jeigu taip kalbant iš to, ką Lietuvoje mes matom, tai turbūt dažniausias visgi yra žarnyno infekcijos, kadangi žmogus gali apsisaugoti nuo uodų įkandimų, gali neiti ten į lauką ar ką, bet nevalgęs jis tikrai nebus. Ir tai, kas yra susijęs su mityba, tai yra svarbu ir reiškia, kuo egzotiškiau ir kuo taip labiau piligrimiškai, sakykime, keliauja, to didesnė žarnyno infekcijų rizika. Tai viena tokia grupė, antra grupė, aišku, kad turbūt yra nuo retokojų pernešamos infekcijos. Tai jeigu, sakykime, amerikietis skaito, ką reiktų daryti vykstant į Lietuvą, tai pirmu numeriu parašyta, kad pasiskiepyt nuo erkinio encefalito, kadangi čia žiauriai siaučia šitos erkių pernešamos lygos, tik ne nuo visko gali apsisaugoti specifiškai. Tai mums, kai mes skaitom, tai galim perskaityti, kad keliaudami, pavyzdžiui, Pietų Ameriką arba į Afriką arba į Azijos šalis, tai turbūt pati didžiausia rizika iš nuo retokojų pernešamų lygų tai yra dengė karštligė. Čikungunija, galbūt kiek rečiau, ir atitinkamai mes tą ir atspindį ir matom. Tai tikrai pacientų su dengė karštligė laiks nuo laiko mes turim, gal ne visi kreipiasi, kadangi dalis žmonių persirga tokia į gripą panašia būklė ir galbūt jie ir neieško pagalbos, bet vienas kitas tikrai serga sunkiai ir jiem reikia stacionarinės pagalbos ir žinoma, kad labai retais atvejais gali būti sunkios hemoraginės formos ir net mirties rizika. Tai dėl to yra tam tikros taisyklės, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kada jau žmogui tikrai reikia hospitalizacijos. Specifinio gydymo taip pat nėra. Pačios ligos inkubacinis periodas yra apie 3 savaitės, todėl dažnai būna taip, kad jeigu žmogus keliauja ten, sakykime, 2 savaičių tradiciškai tokios trukmės kelioniai, tai suserga grįžęs. Tai Kas atsitinka?
Sukarščiuoja, pirmiausiai sukarščiuoja, tada gali būti atsirasti tokie hemoraginiai bėrimai, keisti bėrimai tokie kaip kraujosruvos per visą kūną ir tada jaučia aišku didelį silpnumą ir mes be abejo kraujo tyrimuose randam, kad pakyla kepenų fermentai, atrodo kaip ūminis hepatitas, sumažėja leukocitų, sumažėja trombocitų, tai va toks yra vaizdas. Pacientai sako, kad labai sunkaus gripo jausmas, kad tu tiesiog guli be jėgų, turi tam tikras laikas turi praeiti, kad žmogus atsigautų. Kokios čia šalis pavojaus zonos? Praktiškai, jeigu taip paskaitytumėm dabar šaltinius, tai būtų nuo kokie 100 000 žmonių pastoviai serga, kadangi čia perneša tie uodai, kurie veisiasi urbanizuotose vietose, ten, kur gyvena žmonės. Tai visiškai priešingai negu maliarija. Maliarija, kad, sakykime, susidurti su maliariniu uodu, reikia pakliūti tokia labai tropinės sąlygas, į mišką, į džiunglės, ten, kur tie uodai veisiasi ir jie dar plus kanda tik tai temstant arba švintant, tu turi ten atsidurti dar tokiom sąlygom. O uodai, kurie perneša dengė, karštligę, čikungunją, jie maitinasi dienos metu ir jiems užtenka, jeigu jūs įvestumėt dengė į kokį nors ten Google paiešką, tai pirmą, ką jums išmestų nuotrauką apie padangų sąvartyną ir būtų visiškai neaišku, prie ko čia tos padangos, juk aš domiuosi apie dengė. O čia yra, kaip reiškia, būdinga kai kuriuose, sakykime, Pietų Amerikos miestuose, kur miestų pakraščiuose yra sąvartynai. Ir dažnai tai būna ir padangų sąvartynai. Ir kai praeina didelė tropinė liūtis, tose padangose viduje lieka vandens balutės. Ir tose balutės yra tobula vieta veistis, reiškia, lervom tų uodų, kurie perneša dengė. Ir dar kas įdomu, kad dengė yra tik tai žmogus yra infekcijos šeimininkas. Jeigu, pavyzdžiui, visur kitur mes turim dažniausiai zoonotinės infekcijas, kad šeimininkas yra kažkoks tai gyvūnas ir gali patekti ir žmogui, kad ir tas pats erkinis encefalitas. Tai šiuo atveju yra tik žmogus. Jeigu sako, kad reiškia žmogus laiko kažkokią vazoninę gėlę ir tą gėlę palaisti ir gėlės vazonėlio dubenėlėje liko vandens. Tai yra nuostabi vieta tiems uodams veistis, kad po to jie būtų arti žmonių ir galėtų tą infekciją pernešti. Tai tos sąlygos yra labai prisitaikę tie uodai, reiškia veistis ir tada atitinkamai platinti infekciją. Tai dėl to daug žmonių, 100 000 serga dengė. Bet yra tokia problema dėl tos specifinės profilaktikos, visas pasaulis kėlė klausimą, tai o kaip čia dabar galbūt galima būtų vakciną turėti tokią. Tai vakcina pirmoji registruota dabar jau, sakyčiau, turbūt prieš kokius, gal 8 metus ir lyg ir buvo tokia euforija, aišku, jinai buvo registruota endeminių šalių gyventojams, kad vaikus apsaugoti, suaugusius, bet po to paaiškėjo, kad jeigu žmogus yra nesirgęs dengė, tai tada, reiškia, gali netgi didesnė rizika sunkios ligos būti negu kad tam, kuris neskiepytas ir tada tos vakcinos indikacija pertvarkė į tik tai tiems, kurie vieną kartą sirgė, kad apsisaugotų nuo antro sunkaus epizodo, nes yra prašyta, kad antras kartas dažniausiai būna sunkesnis už pirmąjį. O reiškia, rizika užsikrėsti yra todėl, kad yra 4 skirtingi genotipai ir gali bet kuris kitas variantas pakliūti to viruso. Tai dabar yra dar vienas gamintojas, kuris sukūrė dar vieną dengė vakciną ir taip jinai kaip ir įgauna indikaciją, kad galima būtų skiepyti ir tos, kurie nesirgė. Bet pasižiūrėjus, pavyzdžiui, Europos šalyse, jinai registruota jau Europoje ir dėl to kai kurios šalys tą vakciną turi, bet tik tai dalis šalių nurodė indikaciją, kad skiepyti saugu nesirgusiam žmogui. Todėl dar kol kas dėl dengė vakcinos taip labai keliautojams smarkiai nesiūlom, nes tokia nėra nusistovėjusios nuomonės, išskyrus, kurie jau vieną kartą persirgė. O dengė karštinė Lietuvoje negalima užsikrėsti? Aš manyčiau, kad dabar dar ne, turbūt, nes to specifinio uodo reikia, bet jeigu tas uodas atsirastų ir, pavyzdžiui, ilgą laiką labai būtų, sakykime, tikrai to klimato šiltėjimas pasijustų ir tie uodai galėtų čia išgyventi, tai taip, vietiniai atvejai galėtų būti. Kol kas tik tai dėl vektoriaus problemos. Tai. Bet jau pietų Europoje taip, jau yra, dengė vietiniai jau yra. Žodžiu, nieko gero nelaukia, suprantu, reikia ruoštis. Jūs minėjote hepatitus, tai norėčiau šiek tiek išgirsti. Žinot, labai tą prisimenu nuo mokyklos, hepatitas, rankas plauti, skiepai, daugelis dalykų, kurie ateina į mūsų tą diskusiją, tai į tai, kaip mes valdom tas ligas ir atrodo, kad lygtai čia jau ir suvaldytos hepatitų problema. Kaip yra iš tiesų, kokia yra situacija, ką jūs norėtumėt pastebėti? Šiaip hepatitai yra, reiškia, šiek tiek skirtingi savo užsikrėtimo keliu ir savo išeitimis. Tai tas A hepatitas toks, sakydavom, vaikiškas, kadangi dažniausiai vaikai dėl asmens higienos, sakykime, stokos, jie dažniau rizikuodavo per maistą, per vandenį ir per neplautas rankas užsikrėsti.
Tai dabar tokios problemos jau neturim, vis tiek tas higieninių įgūdžių lavinimas labai padarė didžiulę įtaką ir mes dar taip galvojam, kad aš dar kai pradėjau dirbti, tai tikrai buvo daug hepatitų mes matydavom, o dabar mes matom labai mažai. Skaitė, kad duonos pakavimas, kurios, kaip aš dar atsimenu į mokyklą einant, tai duona galėdavai parduotuvėje bet kurią paliest ranka. Tai dabar mes tokio jau turim gerokai mažiau, visur yra priemonės, kuriuom tu gali tą duoną liesti arba jinai šiaip tiesiog supakuota. Tai va, tas padarė didžiulę įtaką, kad tas sergamumas labai pasikeitė. Bet, pavyzdžiui, amerikiečiai yra įtraukę į nacionalinį vaikų skiepų kalendorių ir 1 metų vaikutis gauna skiepą nuo A hepatito tam, kad vėliau jis neturėtų problemų. Tai pas mus ta karta užauga nepaskiepyta ir dėl to yra rizika, kad gali pasireikšti protrukiai, kas yra prašoma tai vienoje, tai kitoje šalyje ten kažkur tai susidaro tos aplinkybės. Tai va, tai A hepatitas toks pats geribiškiausias, žmogus persirga ir pasveiksta, labai retai, kad būtų labai sunkios kokios žaibinės formos, kurios galėtų baigtis mirtimi ir yra vakcina. Ir jeigu žmogus keliauja, tai jis pasiskiepia ir jam rizikos nelieka. Na, o po to yra hepatitas B, hepatitas C, kurie jau gal mažiau siejami su kelionėm, tačiau yra su chronizacijos rizika. Tai su B hepatitu situacija yra labai gerai suvaldyta, kadangi ypatingai Lietuvoje mes jau ten beveik, nežinau, nuo 89 metų jau 33 metus mes jau turim vakciną įtrauktą į skiepų kalendorių ir taip galvojam, kad reiktų dar, kad išliktų ta vakcina skiepų kalendorių iki 40 metų, tai yra, kad pirmą parą po gimimo naujagimis pirmą sąlytį su medicina, tai gauna skiepą nuo hepatito B ir todėl užaugo, vat, kaip sakiau, 33 metų karta, kuri turi imunitetą ir dėl to infekcijos tikrai liko labai mažai. Dabar jeigu ir serga ir pakliūna į stacionarą, tai tik vyresnio amžiaus žmonės virš 35. Tai jiems dar išlieka tokia rizika. Infekcija plinta tiek lytiniu keliu, tiek kraujo keliu, bet dažniausiai lytiniu keliu ir tokia rizika kaip ir galėtų būti. Na, o didžiausias turbūt proveržis tai įvykė su hepatitu C, tai yra dažniausiai per kraują perdodama infekcija, lytiniu keliu rečiau, mažiau žymiai, nedidelis procentas. Tai aišku, kad yra, reiškia, vienas dalykas dabar mes suprantam, kad užsikrečia žmonės, kurie ten įvairias manipulacijas turi su nesteriliais instrumentais, ar vartoja narkotikus, ar daro tatuiruotės namų sąlygom, ar dar kažką. Bet šiaip didžioji dalis Lietuvos gyventojų užsikrėtė yra anksčiau, kada dar nebuvo žinomas tas virusas ir daug buvo užsikrėtusių tarp kraujo ir plazmos donorų ir toks protrukis ir buvo ne tik Lietuvoje, buvo ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje. Vieni anksčiau tą protrukį suvaldė, kiti vėliau, bet nuo 93 metų mes jau turim diagnostiką C hepatito ir praktiškai Pasaulio sveikatos organizacija gal praėjus 20 metų po viruso atradimo paskelbė tokią ambicingą teoriją, kad kadangi pavyko sukurti vaistus, kurie pilnai išgydo C hepatitą, tai turi jo nelikti ant žemės. Žodžiu, turi išnykti kaip problema. Na ir tos strategijos iki 30 metų dabar siekia įvairios šalis įvairiais būdais. Tai Lietuva išsiskiria turbūt ir Lietuva dabar kaip nedažnai tai būna, linksniuojama kaip geras labai pavyzdys, sektinas pavyzdys, dėl to, kad mes turim tą programą, kur čia ilgai dirbom, kad kol pavyko įtikinti atsakingus asmenis, kurie sprendžia dėl biudžeto, dėl tam, kam skirti, kam neskirti finansavimą. Ir dabar Lietuvoje tam tikrą amžiaus kohortą, reiškia žmonių, kurie gali vieną kartą per gyvenimą nemokamai būti ištirti dėl C hepatito ir tikrai ta programa nepaprastai sėkmingai vykdoma. Tai buvo, reiškia, kaip ir sakykime, įpareigoti šeimos gydytojai tirti tuos asmenys, ten yra gimusieji nuo 84 iki 45 metų, gana plati ta kohorta žmonių ir buvo numatyta, kad programa bus vykdoma maždaug 10 metų, bet taip gavosi, kad per 2 metus ta tirtina populiacija buvo paskaičiuota, kad yra maždaug 1 700 000 Lietuvos gyventojų, tai per 2 metus 1 200 000 jau patikrinti. Taip ta pati programa buvo skatinamoji, žodžiu, kad klinika gauna tam tikrą apmokėjimą už kiekvieną ištirtą asmenį, todėl gal ir tas prisidėjo prie tokio labai uolaus tos programos vykdymo ir labai spartaus. Ir mes aišku, kad turėjom vienu metu, kadangi programa startavo 22 metų vidury, tai 23 metais mes turėjom neįmanomai didelės eilės pacientų laukiančių specialisto konsultacijos, kadangi jiems buvo tie antikūniai nustatyti, bet dabar jau tas procesas suvaldytas, dabar tie pacientai iš tikrųjų kiekvieną dieną ateina pas mus visą laiką, bet jau nebėra tų tokių baisių eilių. Na ir čia iš tikrųjų labai daug gydomų žmonių skaičius išaugo 300%. Tai turbūt nėra tokio precedento kitų ligų, kad vienu metu, vienais metais staiga 300% daugiau gauna gydymą. Bet aišku, kad iš tikrųjų dėka to, kad buvo virusas gerai išanalizuotas ir 3 amerikiečių mokslininkai gavo Nobelio premiją už to viruso atradimą,
Ir dėl to išsiaiškinus tą viruso replikacijos ciklą buvo sukurti nepaprastai efektyvūs vaistai. Tiesiog buvo dar daugiau kompanijų, kurios kūrė C hepatito vaistus. Visi tyrimai buvo, nežiūrint kokioje stadijoje, buvo nutraukti, nes nebebuvo prasmės. Ant tiek efektyvūs vaistai, kad jau viskas. Ir jie tiesiog, kaip sako, paėmė visą rinką. Tai va, ir mes, aišku, matom fantastišką rezultatą. Liga yra pilnai pagydoma, tiesiog tik tai žmogų reikia išaiškinti, reikia, kad jis pakliūtų į ten, kur jis tikrai gali gauti gydymą. Tai va, infektologai, gastroenterologai ir tikrai mes taip galvojam, kad beveik turim šansą iki 30 metų pasiekti tą PSO tikslą, o kitos šalis velkasi visai ten, sakykime, uodegoj. Tai. Ir dar vienas klausimas apie antibiotikus. Jūs kaip infekcinių ligų gydytoja tikrai turite tą ginklą savo arsenale, bet mes pastebėme ir atsparumą antibiotikams, atsparumo problemą. Ir tikrai daug yra priežasčių, nuo žemės ūkio iki gyvulininkystės ir taip toliau, bet ir gydytojų praktika yra ir pacientų kultūra naudojama. Irgi tai yra priežastis. Ir ką jūs galėtumėt patarti artėjant, sakysim, šaltajam sezonui, kada vėl ir vėl prireiks spręsti, ar skirti antibiotiką, ar neskirti. Kokie jūsų būtų patarimai infekcinių ligų specialistės šiuo atveju bendruomeniai, visuomeniai ir gydytojams netgi? Taip, iš tikrųjų mes dabar, nežiūrint to, kad antibiotikų tikrai, reiškia, darbas padarytas, suvaldytos infekcijos ir labai yra svarbus ir gyvenimo trukmė žmonių prailgėja, tikrai ypatingai tų sergančių onkologiniam lygom, imunosupresuotų. Bet iš kitos pusės matom labai daug atsparumo požymių, ypatingai tų žmonių, kurie, sakykime, yra slaugos įstaigose, kurie dažnai gydomi ligoninėse. Tai va čia toj kategorijoje žmonių yra tikrai pati didžiausia problema. Bet iš tiesų, ta prasme, kad antibiotikų vartojimas turi būti labai labai atsakingas. Ir neturi būti toks požiūris, kad kiekvienas bet koks negalavimas, ypatingai karščiavimas, iš karto turėtų būti valdomas antibiotikais. Tam dabar tikrai yra labai daug priemonių, yra laboratoriniai tyrimai, yra radiologiniai tyrimai, kurie padeda išsiaiškinti ir atskirti, greitieji įvairūs testai, kurie padeda atskirti, sakykime, bakterinės ar virusinės infekcijos įtarimą. Nebūtinai tu turi konkretų sukėlėją patvirtinti, bet tu bent jau gali įtarti. Ir su studentais, kai mokomės, tai visą laiką mokomės, kaip atskirti virusinę, bakterinę infekciją, kada įtart parazitinę infekciją ir tada kaip apsispręsti dėl taktikos, kad tam empiriniam gydymui nebūtų pirmoje eilėje griebiamas antibiotikų, jeigu tikrai tam nėra, ypatingai, kai kalbam apie kvėpavimo takų infekcijas, kurias tikrai pertekliniai dažnai gydo antibiotikais. Kitas dalykas, kad ir vakcinos netgi skaitoma, kad irgi turi įtakos apsaugant nuo atsparumo, todėl kad jeigu, pavyzdžiui, paskiepiai žmogų nuo pneumokoko, tu apsaugai nuo visuomenėje įgytos pneumonijos ar sepsio ir tokiu būdu tu irgi sumažini antibiotikų naudojimą. Taip kad, žodžiu, tas racionalus antibiotikų skirimas yra labai svarbu. Tai turi būti, aišku, ir visuomeniai, bet taip pat ir gydytojai turėtų visą laiką kelti savo tą kvalifikaciją, suprasti, žinoti. Antibiotikų skirimas turi būti visą laiką labai gerai apgalvotas, parinktas teisingas antibiotikas pagal teisingą indikaciją. Turi būti būtinai vertinamas antibiotiko poveikis, mažiausiai po 2-3 dienų turi būti vertinama, ar jis tikrai yra. Ir jeigu ten, sakykime, gautas kažkoks mikrobiologinio tyrimo rezultatas, turi būti koreguojamas gydymas. Mes irgi, pavyzdžiui, būna, kad pakliūna pacientas dėl meningito ir bakterinio ir pradedam gydyti platesnio spektro antibiotikų, bet kai gaunam atsakymą, kad tai meningokokas jautrus penicilinui, be abejo, einam į peniciliną, į konkrečiai atitinkamą dozę tam, kad praeitų hematoencefalinį barjerą ir va taip turėtų būti ir visur kitur taip elgiamasi. Tai, žodžiu, kad man atrodo, kiekvienas turim pradėti nuo savęs tam, kad tas rezultatas galiausiai būtų pasiektas. Profesorė, paskutinis klausimas. Jūs esat labai užimtas žmogus, turite daugybę pareigų. Populiari gydytoja, profesorė, dėstytoja, nežinau, daug galima vardinti. Kaip jūs neperdėkate? Kur yra sėkmės receptas? Vat tikrai, aš irgi kartais pagalvojau, kaip čia visi sako, kaip jūs išgyvenot pandemiją. Kažkaip tai net nesusimaščiau, man atrodo. Dėl to turbūt, kad pirmas dalykas, kad vis tiek aš labai myliu savo darbą. Tai tas man labai padeda. Būna tikrai dienų, kad aš jaučiuosi labai pavargus, bet kaip išsimiegu iš ryto, nubundu ir vėl viską noriu daryti ir vėl viskas mane domina. Ir vienas dalykas, kad tu turi mylėti tą, ką tu darai, tau turi patikti. Tai tas labai svarbu. Toliau galbūt tu turi turėti ir tą komandą prie savęs, kur
reiškia, su vienais tu vienus klausimus sprendi, su kitais kitus, bet labai smagu, kai santykiai geri, kai žmonės neįsitempia. Tai kaip vadovas aš turbūt labai kenčiau pati nuo tokio hierarchinio valdymo ir dėl to niekada savo charakterį neturėjau tokių savybių, kad mėgčiau kokį hierarchinį, sėdim visi už stalo ir visi kartu sprendžiam, visi atsakingi už tą sprendimą, ne vienas kažkas tai. Tai va, ir kai gal tu tiem savo kolegom tokį sukuri tą aplinką, tai jie jaučiasi saugiau ir drąsiau gali savo nuomonę reikšti. Ir kiekvienas žmogus labai brangus su savo nuomonė ir gali tikrai puikių visokių sprendimų pasiūlyti ir prisidėti prie gero rezultato. Tai va, tai manau, viskas kartu turbūt lemia. Tai, žodžiu, bet pirmiausiai tai aišku, kad reikia mylėti tą, ką tu darai. Dėkodamas už pokalbį noriu linkėti jums tos energijos ir toliau ir gelbėjant žmonės ir padedant mums visiems. Ačiū labai ir ačiū labai visiems žiūrovam ir klausytojam. Iki sekančių susitikimų.